Nuomojatės būstą, neatidžiai perskaitėte sutartį, sulaukėte netikėtų nuomotojo vizitų net ir naktį, jums išvykus kažkas naudojasi jūsų elektra, aišku, kad neapsikentę bėgsite, kur akis mato. Panašu, kad būsto nuomotojas to ir telaukia. Bus pretekstas negrąžinti depozito. Jeigu pasiseks, bauduoti nuomininkus ir už neva suniokotus daiktus. Į mus kreipiasi žmonės patekę į tokias nemalonias situacijas ir patyrę finansinių nuostolių. Nukentėję nuomininkai įtaria, kad tokiu principu galimai pinigaujasi kaunietis, namų statytojas ir nuomotojas Tomas Grekalovas. Kam ta spina dabar sutrukdė? O tai prieš tai netrukdė? Šeštą kartą pažeidimas yra. Koks šeštas kartas? Ar buvo perspėta? Tomai, tu turi telefono numerį. Tu žinai, kas žmonės yra namie. Taip, turi telefono numerį. Su tavim yra bendraujama. Su tavim buvo susirašinėjama. Kaimynai neturi. Ko neturi telefono numerių? Jūs esate vienintelis kaimynas, kuris gyvena šitoj laiptinėje. Tai Tomai, tu prisėmė atsakomybę už dabar visus mano čia esamus daiktus. Čia 17 000, viskas. Va tiek ir turėk omeny. Kažkas dings, bus reikalų. Nepažeidinėkit. Jūs pažeidinėjate, jūs blogina dar labiau mūsų sąlygas. Va taip Tomas dirba. Va taip daro su nuomininkais. Jisai kiekvienam būte, va taip daro. Jo, va taip Tomas elgėsi su nuomininkais, su visais. Jo. Taip, išiminėja spines ir ramybės laikas. Kauniečiui Pavelui ir jo draugiai pasirodė, kad rado svajonių būstą. Butukas nedidelis, pusrūsyje, tačiau pasirinkimą nulėmė vieta. Butas buvo nuomojamas vienoje gražiausių Kauno vietų – miškų apsuptyje esančiuose Lampėdžiuose. Nieko neįtardama pora pasirašė vėlai vakare nuomotojo atneštą nuomos sutartį. Sumokėjo už nuomą. Taip pat 800 eurų depozitą ir išvyko pailsėti. Grįžę apstulbo, išvydę, kiek suvartojo elektros energijos. Išsinomavę kovo 19 dieną mes atvykome tik tais kovo 23. Jo, ir pamatėme, kad jau skaitiklis yra daug prisukęs. Jo, kai mūsų nėra, viskas išjungta, minimaliai radiatoriai prisukti. Būsto šeimininkas išgirdęs nuomininko priekaištus rėžė, nepatinka, kraustykis lauk. Depozito negrąžinsiu, nes tokia esą sutartis. Jeigu išsikraustai savo iniciatyvą, pinigai lieka nuomotojui. Kuo jis netiko, jums galite paaiškinti? Aš šitą negaliu komentuoti, žinokit, per teismus viskas yra aiškinamas, civiliniais santykiais. Taip pat kaip gerbiamasis ponas turi visas sąlygas pardavinėti teismą ir samdytis teisininkus, jiems viską paaiškins. Bet kaip įdomiai sumokėta už mėnesį, ne, bet tai prašom. Sumokėti depozitai, kad sumokėti mokesčiai ir esu per vieną dieną iškraustomas. Kad gyvenamoji vieta taptų pragaru, nuomininkams užkūrė tikrą pirtį. Iš namų dirbantiems žmonėms išjungė elektrą. Ją išjungus netiekiamas ir vanduo. Iš bendro naudojimo patalpų, kurios pagal susitarimą priklausė ir nuomininkams, ėmė kraustyti jų daiktus. Paėmė dviratį, atidarė garažo vartus ir išmetė tą dviratį. Jo, tada pradėjo imti mano daiktus irgi išnešinėti. Ir tada jisai dar atjungė elektrą. Nes jisai pasakė, kad padarysiu viską, kad tu čia negalėtum būti. Pas mane tų velnių, žinok, visokių buvo. Ir ramių, ir toliau, ir teismų, ir taip toliau. Jo. Tiesiog bus netinkamos sąlygos gyventi. Ir turėsime traukti iš savo pusės sutartį. Iš savo pusės. Kaip suprasti? Nu, taip. Nes tau bus netinkama gyventi. Turėsime traukti iš savo pusės vienašališkai sutartį. Įtardami, kad Grekalovo aukų gali būti ir daugiau, jaunuoliai apie savo patirtį paskelbė socialiniuose tinkluose. Reakcijų būta gausių. 10 žmonių rašė, kad buvo apgauti naudojant tą patį metodą. Jeigu pareiški pastabas, pasiūloma išeiti. Nesutinki, tuomet prasideda įvairūs išpoliai. Kol neapsikentę nuomininkai išeina, palikę ne tik depozitus, bet dar ir sumokėję baudą už neva sugadintą buitinę techniką, sienas ir panašiai. Kai reikėjo grąžinti depozitą, tada gavosi, kad depozito dalies negrąžino. Matomai dar dėl to, kadangi buvo grinais duota dalis depozito, tai tiesiog taip ir liko pasitas depozitas. Kuo jisai motyvavo, kodėl jis negrąžino? Esmė, kad prirašė defektus. Aš pasitikėjau žmogumi ir sakiau visą kaip yra, ir viskas stoja tvarkingai, gražiai, sako, jo, tu sakyk, kur kas blogai.
Aš taip ir susakiau viską, o kai jau reikėjo depozitą atiduoti, tada prasidėjo tas sugedo, tas įskylęs, tas neveikia, nors buvo viskas tvarkingai pasakyta, bet žodžiu, neraštu. Kitiems nuomininkams akistata su būstus nuomojančių kauniečių baigėsi dar tragiškiau. Nenorinčiai įsikraustyti porai buvo ne tik kaip įprastai iškviesta policija, bet ir medikai. Gali būti, kad jiems buvo melagingai pranešta, esą nuomininkai prisivartoja narkotikų, smurtauja. Kalbėti į kamerą žmonės atsisakė. Po tokių nuomotojo nuotykių vieni nuomininkai nusispjauna į sumokėtą depozitą ir palieka pinigus nuomotojui. Kiti, gudragalvi, kuris galimai taiko tokią nuomos sukčiavimo schemą, ruošiasi paduoti į teismą. Bylinėti su Grekalovu pasiryžęs ir kaunietis Pavelas. Būstus statantis ir nuomojantis Tomas Grekalovas figūruoja ir byloje, kurioje žmonės bylinėjasi dėl galimybės atgauti sumokėtus pinigus už nekokybiškai pastatytus namus. Byla jau pasiekė apeliacinį teismą. Laukite tęsinio.